Kukliai besišypsodamas Virgilijus Alekna žengia gausaus gerbėjų būrio link, o tie savo ruožtų jam skanduoja. Dukart olimpinis ir pasaulio bei Europos čempionas vėl sutinkamas kaip čempionas. Ne vieną įsimintiną pergalę Lietuvai padovanojęs disko metikas iš pradžių net nenori rodyti savo bronzinio apdovanojimo. Tačiau pamačius ir galių veidose begalinį dėkingumą ir supratimą, jis pats prisipažįsta, kad Pekine didelio džiaugsmo neteikęs medalis Lietuvoje sužibo ryškesnėmis spalvomis. Vis dėlto Virgilijus Alekna užsimena, kad olimpinio starto išvakarėse jautėsi galys kovoti dėl aukščiausio apdovanojimo. Vėlų gailėtis, aišku, yra kaip yra, bet aš manau, kad tokių klaidų galbūt pasirašymo metu nebuvo padaryta, tokių didelių klaidų, vis tik tai vyko viskas pagal planą ir pati savijauta, ta tokia olimpinių varžybų išvakarės, jinai buvo tikrai gera. Manyčiau, kad pritrūko laimės, nes pasirengimas iš tikrųjų buvo tikrai geras ir ta sportinė forma jinai buvo gera. Tai leido tikėtis ir rezultatai treniruočių metu, taip kad taip atsitiko. Virgilijus Alekna prisipažįsta, kad Pekine jis jau pirmuoju bandymu norėjo įsiveržti į lyderių gretas. Gerai jaučiausi, tuo labiau pavyko padaryti labai, tikrai gerą apšilimą, atlikti tuos apšilimo 2 metimus ir labai gerai jaučiau įrankį. Ir pirmų metimų planavau numesti įrankį toliau, bet jis slydo. Paprasčiausiai nuo to, kad kūnas buvo pasidengęs prakaito lašeliais ir pradedant suktis, viskas bėgo ant rankų ir įrankis užklapo, taip ir slydo visai tinklo. Virgilijus Alekna savo varžovams trokšta atsirevanšuoti dar šiame sezone. Vos nurimus Pekino olimpinių žaidynių šurmuliui, disko metikas po 3 savaičių dalyvaus pasaulio lengvosios atletikos finalinėse varžybose Štutgarte. Matyti, kad sportininkas nenuleidžia rankų ir yra kupinas ambicijų. Juk čia Lietuvoje už šį serga net patys mažiausi. Ačiū.